Po Konstitucinio teismo verdikto Seimo laukia ne tik egzaminas balsuojant dėl apkaltos Aleksandrui Sacharukui ir Linui Karaliui. Parlamentarai privalės keisti Seimo statutą. Nuosprendį Karaliui ir Sacharukui paskelbęs teismas kartu nurodė griežčiau kontroliuoti posėdžius praleidžiančius ir už kitus balsuojančius Seimo narius. Pasak Vytenio Andriukaičio, tai reiškia, kad teks įteisinti administracinę ir netgi baudžiamąją atsakomybę balsavimo klastotojams. Be to, Seimas turės spręsti parlamentarų atostogų klausimą. Konstitucinio teismo sprendimas pamoka visam Seimui, pripažino Seimo pirmininkė. Aiškėja, kad parlamentarams neužteks vien balsuoti dėl Aleksandro Sacharuko ir Lino Karaliaus mandato, o teks rimtai taisyti statutą. Tai yra griežčiau kontroliuoti posėdžių lankymą ir balsavimą. Pasak vieno apkaltos iniciatorių Vytenio Andriukaičio, Konstitucinis teismas išaiškino, kad bet koks balsavimas už kolegą konstitucijos pažeidimas. Už tai tautos išrinktieji turi būti traukiami atsakomybėn pagal konstituciją ir įstatymus. Dabar, kada mes turime šitą atveju, visiškai akivaizdu, kad turi būti ir administracinė, ir baudžiamoji, ir konstitucinė atsakomybė. Ir Konstitucinis teismas pasisakė ir dėl to, kas laikytina šiurkščių pažeidimų. Ir išvardijo visus požymius, kurie yra ir kuriems esant galima pradėti ir apkaltos procedūrą dėl šiurkštaus konstitucijos pažeidimo. Teismas išaiškino, kad šiurkščiai konstitucija pažeidžiama, jei už kitą Seimo narį balsuojama sąmoningai ir sistemingai. Tai reiškia, kad ne visi už kitą balsavę parlamentarai verti apkaltos. Priesaiką sulaužęs Sacharukas gindamasis nekartą aiškino, kad apkaltos turėtų būti surengtos ne jam vienam. Buvo pravesti geri mokymai. Ta prasme, kai kiekvieną dieną Seime matai vienasmeniškumo pažeidimą, kai matai, kaip kolegos iš kairės ir dešinės balsuoja už nesančius parlamentarus, kai balsuoja aukščiausi vadovai, Seimo pirmininkė, premjeras. Seimas turės spręsti ir parlamentarų atostogų dilemą. Konstitucinis teismas kartą jau buvo nurodęs įteisinti Seimo narių poilsį, tačiau Seimas to nepadarė. Dabar dar kartą išaiškinta, kad pertraukos tarp sesijų nėra atostogos, todėl bet kur išvykdami parlamentarai turi gauti valdybos leidimą. Seimo pirmininkė sako pati registravusi pataisas, kad Seimo nariai turėtų 35 dienų kasmetinės atostogas. Konstitucinio teismo išaiškinimas aiškiai mums pasako, kad Seimo nariam turi būti reglamentuotos irgi atostogos ir tą mes galim padaryti tik įteisinę per Seimo statutą. Ir manau, kad tokių nesusipratimų, kokie dabar vyksta ir kas nesuvokia, nesupranta, kada gali išvažiuoti, kada negali išvažiuoti, kiekvieną kartą kreiptis į valdybą, prašyti leidimo, tai tikrai bus fiksuotos atostogos, taip kaip ir visiems kitiems dirbantiems žmonėms. Seimo nariai taip pat suabejojo, ar balsavimas dėl parlamentaro apkaltos turi būti slaptas. Siūloma keisti statutą ir dėl mandato panaikinimo balsuoti atvirai. Tokią nuostatą pasiūlęs konservatorius Evaldas Jurkevičius mano, kad naują tvarką galima spėti priimti dar iki balsavimo dėl Sacharuko ir Karaliaus. Ne visi turbūt Seimo nariai yra sąžiningi, kurie grįžtų į apygardą ir sakytų, aš balsavau taip ir taip, kadangi vyksta slaptas balsavimas, niekaip negalima įrodyti. Tai būtų labai paprasta tą savo valią tiek rinkėjų, tiek savo kaip Seimo nario išreikšti viešai, atvirai. Konstitucinės teisės ekspertai teigia, kad tie parlamentarai, kurie nepritars Konstitucinio teismo išvadai, patys sulaužys konstituciją. Tačiau balsuojant slaptai neįmanoma žinoti, kas kaip balsuoja. Konstitucinio teismo posėdis yra baigtas. Seimas dėl Aleksandro Sacharuko ir Lino Karaliaus turėtų balsuoti lapkričio 11-ąją. Kad jie būtų pašalinti iš Seimo, reikia mažiausiai 85 parlamentarų balsų. Tačiau aukščiausi šalies vadovai jau nekartą paragino prasikaltusius Seimo narius trauktis patiems, nelaukiant balsavimo. Reporterė Neringa Budrytė, Vilnius.